Popiežius iš karto sukonkretina ir paaiškina, kaip galime tapti kontempliatyviais vidury pasaulio ir kokia to kelio pradžia. Ta nusako labai paprastais žodžiais. Visi galime kontempliuoti, stengdamėsi tarp kasdienio įsipareigojimų atrasti ramybės akimirkų, kad galėtume tyloje atsistoti prieš Dievą, klausytis jo balso, patikėti jam savo džiaugsmus ir rūpesčius, kartu su juo peržvelgti savo gyvenimą. Marija taip pat ir į mus kreipiasi. Kito kelio nėra, arba mes gebame surasti viešpatį savo kasdienybėje, arba jo niekada nesurasime.